Skaičių knyga, 4 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui. Suskaičiuokite Kehato sūnus, levitus, pagal jų kilmę ir šeimas. Visus nuo 30 iki 50 metų amžiaus. Jie prižiūrės susitikimo palapinę. Tokios bus Kehatų pareigos susitikimo palapinėje ir švenčiausiojoje. Aronas ir jo sūnus prieš iškeliaujant nuims uždangą, kabančią prieš švenčiausiąją, ir ją apdengs liudijimo skrynę. Ant viršaus užties opšrų kailius ir mėlyną audinį ir įvers kartis. Taip pat padėtinės duonos stalą apdengs mėlyną drobę, sudės smilkytuvus ir indus, taures ir puodelius geriamosioms aukoms pilti, o padėtinę duoną uždės viršuje, užties raudoną drobę, kurią apdengs opšrų kailius uždangalu ir įvers kartis. Ims mėlyną audinį, juo apdengs žvakidę, lempas, gnybtuvus, indus nuognaiboms ir visus aliejaus indus. Tai įvynios į opšrų kailių uždangalą ir įvers kartis. Auksinį aukurą apdengs mėlyną drobę, užties opšrų kailių uždangalu ir įvers kartis. Visus apeigoms naudojamus daiktus įvynios į mėlyną audinį, ant viršaus užties opšrų kailių uždangalų ir uždės ant neštuvų. Iš aukuro išims pelenus ir jį apdengs violetinė drobe. Sudėję visus reikmenis, kurie naudojami prie aukuro, indus anglims, šakutes, semtuvelius ir dubenis, užties opšrų kailių uždangalų ir įvers kartis. Aronui ir jo sūnums apdengus šventyklą ir visus jos daiktus, keliantis stovyklai, Kehatai atėję juos paims. Jiems negalima prisiliesti prie šventų daiktų, kad nemirtų. Tai yra Kehatų pareiga susitikimo palapinėje. Kunigo Arono sūnus Elezaras rūpinsis aliejumi lempoms, kvapniais smilkalais, padėtinė duona, patepimo aliejumi ir viskuo, ko reikia šventyklos apeigoms, taip pat visais šventykloje esančiais daiktais. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui: neleiskite Kehatų giminiai žūti. Tai darykite, kad jie liktų gyvi ir nemirtų, kai ateina prie šventų daiktų. Aronas ir jo sūnus paskirs kiekvienam darbą, kas ką turi nešti. Jiems negalima žiūrėti, kas yra švenčiausiojoje, kol ji neapdengta, kad nenumirtų. Viešpats kalbėjo Mozei: suskaičiuok taip pat Geršono sūnus, pagal jų kilmę ir šeimas, nuo 30 iki 50 metų amžiaus, visus, kurie tarnauja sandoros palapinėje. Geršonų pareigos yra nešti palapinės uždangalus, užuolaidą pakabintą susitikimo palapinės įėjime, kiemo, kuris yra aplinkui aukurą, ir palapinę, užkabas, virves ir prie jų naudojamus įrankius. Tai yra jų tarnavimas. Geršonai neš, ką lieps Aronas ir jo sūnus. Darbai jiems bus nurodyti ir paskirstyti. Tokia bus Geršono sūnų tarnystė susitikimo palapinėje. Jie bus kunigo Arono sūnaus Itamaro žinioje. Suskaičiuok taip pat Merario sūnus pagal jų kilmę ir šeimas, nuo 30 iki 50 metų amžiaus, visus, kurie tarnauja susitikimo palapinėje. Jų darbas bus nešti palapinės lentas,
jos užkaiščius, stulpus ir pakojus. Taip pat kiemo stulpus, statomus aplinkui, jų pakojus, kuolelius, virves ir visus jų reikmenis. Kiekvienam paskirsite, ką jis turi nešti. Tai yra Merario sūnų giminės pareiga ir tarnystė susitikimo palapinėje. Jie bus kunigo Arono sūnaus Itamaro žinioje. Mozė, Aronas ir vyresnieji suskaičiavo Kehatus pagal jų kilmę nuo 30 iki 50 metų amžiaus, kurie gali tarnauti susitikimo palapinėje. Jų buvo 2750. Juos suskaičiavo Mozė ir Aronas, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei. Buvo suskaityti taip pat ir Geršono sūnus, pagal jų kilmę ir šeimas, nuo 30 iki 50 metų amžiaus, kurie gali tarnauti susitikimo palapinėje. Jų buvo 2630. Geršono sūnus suskaitė Mozė ir Aronas, kaip Viešpats buvo įsakęs. Buvo suskaičiuoti taip pat ir Merario sūnus, pagal jų kilmę ir šeimas, nuo 30 iki 50 metų amžiaus, kurie gali tarnauti susitikimo palapinėje. Jų buvo 3200. Merario sūnus suskaičiavo Mozė ir Aronas, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei. Visų levitų, kuriuos Mozė, Aronas ir Izraelio vyresnieji suskaičiavo pagal jų kilmę ir šeimas, nuo 30 iki 50 metų amžiaus, galinčių tarnauti ir nešti susitikimo palapinę, buvo 8580 asmenų. Juos suskaičiavo Mozė, kaip Viešpats buvo įsakęs, kiekvieną pagal jo tarnystę ir naštą.